deofšorizacija. Didžiosios įmonės, ne visos, bet jų labai daug tokių yra, jie registruojasi užsienyje, pavyzdžiui, Haner registravosi Estijoje, jokios veiklos ten nevykdo, o stato Lietuvoje ir vaidina užsienio investuotoją ir pagal dvigubo neapmokestinimo įstatymą čia Lietuvoje mokesčių nemoka, Estijoje moka simbolinį mokestį už registraciją, reiškia vagia pinigus. Toks man patiko Izraelio vienos spec tarnybos vadovas Jakovas Kedmė. Tai jis sako, privatininkai, jie turi vieną tikslą. Pinigai, 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 pelnas ir daugiau nieko. Jiems nusispjauti į žmoniškumą, nusispjauti į įstatymus, į padorumą, į teisę ir į viską nusispjauti. Ir jeigu, pavyzdžiui, valstybė nesugeba priversti vyriausybė jų paisyti valstybės įstatymų, tai tokia vyriausybė kaip kokia šlepetė virsta tarnaitė jiems. Va tas Lietuvoje ir atsitiko. Tai va deofšorizacija reiškia, kad visi ūkio subjektai veikiantis Lietuvoje ir gaunantis Lietuvoje pajamas privalo mokėti visus mokesčius Lietuvoje. O jeigu turi per daug pinigų, gali tada mokėti kur nori. Estijoje, Olandijoje, Karibų salose ar dar kur nors.